Sveiki. Jeigu perklausėte jau apie jaunatį, dvyniuose birželio 15 dienai, tai iš tikrųjų labai rekomenduoju jums įsigilinti ir į šį mano pasakojimą, todėl kad tai kalba vyks čia apie tokį itin retą aspektą, kuris danguje formuojasi kartą į 84 metus. Jis yra labai retas ir labai labai sudėtingas. Be abejo, pats Uranas, apie jį jau labai daug prikalbėta, yra ne pati paprasčiausia planeta, kuri daro mums tokią įtaką, kurios mes nenorėtume turėti, bet be jo nevyktų progresas. Ir visuomet, kada taip stipriai yra veikiami mėnulio mazgai karminiai, kurie nėra planetos danguje, bet kurie yra labai svarbus matematiniai taškai susiję su mūsų likimu, kiekvieno iš mūsų atskirai mūsų gyvenime ir tuo pačiu mūsų visų kartu bendrai. Tai aš galiu pasakyti, kad visą šitą laikotarpį, jis jau labai intensyviai prasidėjo nuo birželio 12 dienos, bet apie tai vis tiek reikėtų žinoti, į tai vis tiek reikia atkreipti dėmesį, nes pats pikas viso to aspekto vyks birželio 20 dieną ir mes tą poveikį jaučiame jau dabar, bet tas poveikis stiprės ir dėl to reikia labai stipriai stebėti ir įsiklausyti. Ir jo, jūs man galit parašyti, kad jo, paimsiu dienoraštį ir užrašysiu sveikas, mielas dienoraštį. Galima ir taip, ir galima ir sveikas, mielas dienoraštį. Ir aš labai daug metų iš tikrųjų šaipydavausi šitos frazės, kol neusiroviau ant jos pati tikra ta žodžio prasme. Nerašykit jūsų dienoraščių, jeigu nenorit, bet jeigu reikia, tai rašykit, nes iš tikrųjų Uranas tai yra labai stipri intuicija ir tai yra labai aukšto intelekto planeta. Stiprus uranistai yra išradėjai, jie atneša mums visas naujoves, kokių mums reikia. Na ir kas liečia mano ten sintetinius tuos rėmus, vadinkit tai pereinamuoju laikotarpiu, nes iš tikrųjų, kai vyksta darbas su žmonėmis, tai visą laiką pas kažką atsiranda, kada reikia surasti laiką, kada ženytis, kada skirtis, kada pirkti namą, kada parduoti namą ir taip toliau, ir tai būna tokie neatidėliotini darbai. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad aš išvis galiu papasakoti ir labai dėkoju už komentarus, už palaikymą, ypatingai už tokius komentarus, kurie sako, kad tai padeda kažkaip orientuotis visame tame, kas vyksta, ir tada net jeigu trūksta šiek tiek miego, ar ne, ir jeigu reikia pasimti iš kameros ledukus su užšaldytom ramunėlėm ir medetkom, trinti paakius, kad atleistų ir vis tiek surasti tą laiką papasakoti. Tai va, apie šitą aspektą yra būtent toks laikas, kada būtinai tai reikia padaryti. Nes iš tikrųjų buvo visai nesenai, birželio 9, ir aš jums sakiau, pasakojau pristatyme apie tokį aspektą kaip Veneros ir Jupiterio jungtis. Ir taip, tai geros planetos abi. Bet žinot, aš vis dėlto jį praleidau, todėl kad aš nežinau, kiek jūs domitės, kas vyksta pasaulyje, bet aš kai kartais tuo metu pastebėjau tokį vieną įdomų momentą. Jupiteris Vėžyje yra toksai rasistas, nacistas, nacionalistas, labai stipriai, iš tikrųjų tuo laiku labai visuomeniai išryškėjo tos tokios, čia mano tėvynė, čia mano šalis ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš vis tos visos tokios rasistinės temos labai stipriai irgi vyksta būtent per Jupiterį Vėžyje. Jisai jau tuo išeis į liūtą, aš apie tai jums papasakosiu jau birželio gale, bet va būtent ta jungtis, o Venera tai yra vertybės. Ir taip kažkam, pas ką asmeniniam horoskope gerai visą tai susidėlioja, suveikia geri aspektai, tai suveikia gerai. Bet jeigu žiūrėti taip plačiau, aš stebėjau iš tikrųjų tą momentą, kad Belfaste berods ten buvo toks išpuolis, kai, aš negaliu iš tikrųjų čia pasakoti ten tokių smurtinių išpuolių, bet buvo ten toks labai nemalonus
nemalonus per lengvas žodis, labai žiaurus incidentas, po kurio, na, Belfastas degė ugnyje, degė automobiliai, degė namai ir to buvo daug. Ir čia va dar viena Jupiterio tokia ypatybė - daug. Jeigu jis jau prisiliečia ir duoda kažko, jeigu atneša sėkmę, gerai aspektuoja, jis jos duoda daug. Jeigu jis atneša kažkokius tokius, na, sakykim, sudėtingas situacijas, ar ne, o jis ir tokias gali atnešti, žiūrint, kaip sakau, kaip jisai tenais veikia, tai jisai atneša labai, išplečia tą konfliktą, tokį dideliu padaro. Tai štai. Ir vėlgi, visą laiką viskas yra mūsų asmeniniam horoskope, lygiai taip pat kaip ir Jupiterio ir Veneros, taip ir va šis aspektas, apie kurį aš pasakoju. Na, čia jisai veiks, jisai jau veikia mus, aš kalbėjausi ir su žmonėmis, ir su klientais, ir su artimaisiais, ir matau, kas vyksta, ir pati žinau, jaučiu, nes niekas, mano žinojimas manęs neapsaugo, tik mano žinojimas, sakykime, man padeda galbūt pro tai praeiti sąmoningiau. Ir jo, aš tada rašau mielas dienoraštį. Va tokią ir tokią dieną iš tikrųjų, na, galbūt reikia neskirti kažkokių svarbesnių ten susitikimų, įvykių, neplanuoti, ar ne? Ir taip toliau. Tai štai, tai va šis Urano ir Mėnulio mazgų aspektas vertas ypatingo dėmesio ir todėl aš jums pasakosiu ir papasakosiu ženklams iš tikrųjų, ar ne, nes Urano kvadratas su Mėnulio mazgais tai yra aspektas, kuris gali labai stipriai sujudinti tą įprastą gyvenimo tvarką, tą visą informacinę erdvę, kurioje mes randamės, mūsų sprendimus, planus, mūsų išvis, sakykime, mūsų santykius su mūsų pačiu ateitimi. Kartais tie santykiai su mūsų ateitimi irgi būna įtempti. Ir svarbiausias laikotarpis, jis jau prasidėjo toks intensyviausias nuo birželio 12 iki birželio 20, kada, na, pati birželio 20 gali tapti labai ryškiu šio viso proceso tokiu momentu. Ir būtent šiuo momentu gali aiškiau pasimatyti, kur tie visi seni gyvenimo modeliai jau, na, nebeveda niekur. O nauja kryptis, jinai nėra aiškiai iki galo. Ir tai dėl vienų ar kitų priežasčių jau pradeda reikalauti mūsų dėmesio. Uranas astrologija, jūs jau prisiklausėt, žinot, siejamas su ateitimi, su laisvė, su technologijomis, su staigiais posūkiais, revoliucinėmis visomis idėjomis, informacija, netikėtumais ir viskuo, kas išmuša iš to įprasto ritmo. O Mėnulio mazgai vėlgi rodo kryptį tarp praeities ir ateities. Pietinis Mėnulio mazgas kalba apie sukauptą patirtį, apie senus įpročius, apie visus tuos ankstesnius scenarijus, kuriuos mes atsinešėme jau gimdami ir dar augdami. Ir tai, kas mums yra gerai pažįstama, kur mums norisi grįžti ir kur mes jaučiamės gerai. O šiaurinis Mėnulio mazgas rodo augimo kryptį, naują patirtį ir kelią, kuris iš pradžių gali atrodyti, na, toks visai nepatogus, bet jis būtinas. Ir kai Uranas sudaro įtemptą labai aspektą su Mėnulio mazgais, atsiranda toks stiprus kryžkelės pojūtis. Viena kryptis traukia atgal, viena mūsų pusė, kas į ten, kur pažįstama, kur patikima, patikrinta, kita kryptis nėra aiški, bet kažkas viduje mus verčia paleisti tą dalį praeities, keisti mąstymą, pritaikyti prie tų pokyčių ir reaguoti į tai, na, į įvykius, kurių neplanavome, arba idėjas tokias, kurių neplanavome. Tokia pasirinkimo krizė, kurioje idealaus varianto nėra ir būti negali. Gali atrodyti, kad bet kuri kryptis reikalauja kažką prarasti, kažką palikti, kažką peržiūrėti. Tai gali būti ir materialūs dalykai, seni planai, nežinau. Nu, nepaslaptis, kad jeigu ir jūs klausysite, aš jums siūlau pasiklausyti ir pagal Mėnulio ženklą,
ir pagal ascendento, ir Saulės. Ir tada jūs susidarysit tokį gerą labai vaizdą. Ir be to, jeigu norite dar geriau suprasti, perklausykite visus astrologus, kuriuos klausote apie tai, kur yra jūsų mėnulio mazgai reikšmę ir apie tai, kur yra jūsų Uranas. Sudėkite tas reikšmės tiktais įtempta prasme ir suprasite, kaip pas jūs viskas veikia iš tikrųjų. Nes, na, man atsirado tokios mintys, kurios buvo kažkada mane aplankę, bet man jos buvo, supratau, kad reikia labai daug papildomų pastangų, kuriams aš kaip ir neturiu dabar laiko, bet ką aš nebedaryčiau, viduje mane tai, na, tiesiog persekioja, na, tie pokyčiai, kokių aš noriu. Ir, kaip čia pasakyti, nu, žodžiu, tai toks, aš negaliu ignoruoti tų savo iš pasąmonės išlendančių minčių, aš negaliu ignoruoti tos intuicijos. Aš suprantu, kokia ar tai gyvenimo vieta, ar kažkoks gyvenimo užsiėmimas jau jis atliko savo užduotį ir aš žinau, kur aš turėčiau judėti, bet ten labai dar, na, sakykime, tie mūsų viskas, kas yra mūsų gyvenime, ar ne, tai yra mūsų santykiai, tai yra mūsų namai, tai mūsų santykiai ne tik su vyru arba žmona, tai mūsų santykiai su mūsų vaikais, užaugusiais vaikais ypatingai, ar ne, tai mūsų profesinė patirtis kažkokia, tai mūsų tos visos ankstesnės svajonės arba įsivaizdavimas, kad ateitis turi, na, kažkaip natūraliai vystytis pagal mums suprantamą maršrutą, ar ne, ir šis aspektas sako ne. Čia reikės kažką aukoti. O aukoti mes visi, kaip vienas, mes nenorim niekaip. Ir šio aspekto esmė nėra rasti tobulą sprendimą. Nėra tobulų sprendimų gamtoje. Svarbiau būtų sugebėti keistis, prisitaikyti, priimti realybę tokią, kokia jinai yra ir matyti, kad, na, tas senas planas, kuris buvo kažkada, šiuo metu jisai neveiksnus. Viskas aplink pasikeitė ir tiesiog jisai nebegali veikti dėl vienų ar kitų priežasčių, tiek asmeninių, tiek socialinių. Ir praeitis dabar gali neduoti to tokiaus patogaus perėjimo į ateitį, nes čia įtampa labai didelė. Ankstesnio to stabilumo versija gali skilinėti, nes, na, nebepavyks vienu metu išsaugoti visko. Ir seno saugumo, seno kažkokio savo gyvenimo įprasto vaidmens, seno tempo, kaip mes gyvename, ir kartu lengvai pereiti į tą naują etapą. Kadangi Uranas Dvynių ženkle, svarbiausios temos bus, aišku, pokyčiai, tai bus informacija, tai bus kažkas susijęs su komunikacija, technologijomis, su žiniasklaida, internetu, socialiniais tinklais, na, mokslais, kursais visokiais, su transportu, prekybos ryšiai visi. Taip pat kalba mūsų ir nervų sistema, nes iš tikrųjų Uranas, kaip ir Merkurijus, yra nervų sistema, tik jau Uranas toks, na, Uranas yra žaibas. Žaibas. Ir gali daugėti, iš tikrųjų, ir daugėja. Ir mes iš tikrųjų, aš pasakodama apie jaunatį jums sakiau, ir čia kažkuria prasme toks kaip pasikartojimas, bet, na, kai yra pasikartojimai, tai reiškia patvirtinimas, kad tikrai yra taip. Astrologijoje išvis yra 3 kojų taisyklė, 3 kojų taburetės taisyklė, kai reikia 3 patvirtinimų, kad į kažką tikrai reikia kreipti dėmesį, tai čia va tos 3 kojos yra, gaunasi jos ir išvis gali toj visoj tam žinių chaose, ar ne, kai jau staiga nebesinori net nieko klausyti, nes jau tu net ir tikėti tuo nustoji. Tokie posūkiai informaciniai staigus, ar ne, gali atsirasti šitam laikotarpį technologinių nesklandumų, kelionių trikdžių. Išvis tokių situacijų, kai viena kažkokia žinia mūsų gyvenime pasiekusi mus, ar ne, išvis pakeičia visos mūsų padėties, stabilios padėties sampratą. Dvyniai tai yra greitis, informacijos mainai ir nuolatinis judėjimas. Todėl šio laikotarpiu išvis gali atrodyti, kad realybė, na, tiesiog keičiasi greičiau, negu mes spėjame ją suprasti.
žmogaus dėmesys, kur jisai nukreiptas, yra labai svarbu. Apie tai reikia kalbėti daug, nuolatos apie mūsų dėmesį, ar ne? Kadangi dabar tas informacinis triukšmas stiprės, nuomonės gali būti labai skirtingos, signalų bus daug, mm, bet viso to apdoroti mes tiesiog nepajėgsim. Ir dėl to gali kilti ir vidinis nerimas, ir nervinė įtampa, ir vidinis toks nestabilumas, ir išorinis netgi nestabilumas. Gali atsirasti jausmas, kad, na, viskas taip greitėja, o nervų sistema nebespėja prisitaikyti. Todėl šiuo laikotarpiu labai svarbu stebėti savo dėmesį, kur jisai, atsargiau reaguoti į naujienas visas, neskubėti su tais kažkokiais, neįsijausti į kažkieno emocingus pareiškimus, nepriimti, na, kažkokių sprendimų savo asmeniniam gyvenime dėl to, koks dabar yra ateina spaudimas tas informacinis, ar ne? Reikia tikrinti faktus, reikia labai žiūrėti, nes iš tikrųjų tai daug kas, aš manau, jūs suprantate, jeigu jūs domitės ir stebite pasaulį, kas vyksta, daug kas vyksta labai tyliai, taip, mes tik tais nueinam į kažką nusipirkti ir suprantam, kad tas kiekis, už kurį mes mokėdavom prieš metus ar pusmetį, buvo vienoks už tokią sumą, o dabar kaina, jeigu nepakyla, tai sumažėja kiekis, ten visko labai daug. Ir tame yra labai stiprios ten tos visos politinės karinės situacijos, kurios, na, jos niekaip nerimsta ir nėra jokių signalų, kad visa tai apsiramins. Atvirkščiai. Tai rodo įtampą tarp, na, tai rodo įtampą. Bet kuriuo atveju urano įtemptas aspektas, kai jis atsiduria tarp mėnulio mazgų, tai rodo įtampą tarp kontrolės ir pasitikėjimo, ta kontrolė tarp smulkmenų analizavimo ir išvis platesnio matymo, tarp noro viską sutvarkyti iki detalių. Ir tokia būtinybė pripažinti, kad ne viską galima suvaldyti. Aš visai nesenai kalbėjau iš tikrųjų su viena moterim, kuri dirba, jinai medikė yra ir džiaugiasi, kad jinai tauposi gerai savo pensijai. Na, čia irgi pasigilinkit, jeigu tai yra aktualu, nes visi įvykiai pasaulyje antrina astrologinėms prognozėms visoms, tų mundaninių astrologų, kurie prognozuoja šalių visas perspektyvas. Na, iš tikrųjų, tos perspektyvos yra prastos ir reikėtų galbūt pasirūpinti tuo savo saugumu. Ir jeigu mes anksčiau būdavom visi įsitikinę, kad vat aš ten įsidėjau į banką kažkiek tai, ar ne, ar ten kažkokį draudimą įmokėjau savo senatvėj pinigų, tai ne faktas, kad senatvėj mes tų pinigų turėsim ir kad jinai bus aprūpinta ir tas mūsų sunkus darbas, tie pinigėliai taip sunkiai uždirbti, iš tikrųjų, kad jie vis dėlto nusileis į mūsų rankas, neapmokestinti, pavyzdžiui, papildomai. Na, čia sakau, kas domisi, tai supranta, o gąsdinti aš labai stipriai nenoriu, tik sakau, būkit budrus ir su dienoraščiu ir be jo supraskit, ne viską galima, aišku, mes suvaldyti, yra tokie globalūs procesai ir, na, asmeniniam lygmenį galbūt reikėtų atkreipti į tai, kad sakykime, toks perdėtas racionalizavimas, čia va irgi aspektas urano su mazgais, gali būti toks, ta kritika savo labai stipri ir kitiems, per didelis pareigos jausmas, noras laikytis tos įprastos rutinos, laikytis tų pačių taisyklių net tada, kai jos jau iš tikrųjų vargina stipriai. Na,
yra sudėtinga, o nauja kryptis irgi visuomet yra sudėtinga, nes nauja jeigu renkamės judėti kažkaip kitaip negu iki šiol, reikia daug lankstumo, sugebėjimo klausytis ir kas vyksta, sugebėti atsirinkti to informacijoje ir klausytis vidinio balso ir patikrinti visą tai faktais, ar ne? Visuomet viską reikia tikrinti faktais. Nes visa informacija, kuri yra neparemta faktais, na, jinai nėra patikima. Tačiau vėlgi, tas pasitikėjimas intuicija neturi jokių būdų pereiti į tokį pasyvų laukimą, kad viskas išsispręs savaime. Intuicija tikrai čia negali pakeisti faktų, ten, kur jums reikia aiškios informacijos, aiškių dokumentų, aiškių susitarimų, terminų. Ir todėl geriausia laikysena šio laikotarpiu būtų tokia dviguba. Klausyti savo vidinių signalų ir kartu tikrinti realias aplinkybės savo gyvenime. Uranas gali atnešti tai, ko nenumatėm. Todėl vien tos, reikia suprast, kad senos patikrintos schemos mus gali pavesti. Reikės greičio, lankstumo, blaivaus tikrovės vertinimo. Asmeniniame gyvenime šis aspektas gali pasireikšti labai skirtingai. Vieniems gali keistis darbo kryptis, mokymosi planai, santykiai, gyvenamoji vieta, socialinė ta visa aplinka, kurioje mes randamės ir mūsų ilgalaikiai tikslai irgi gali labai stipriai dabar keistis. Kai kurie gali gauti tokią informaciją, kuri privers peržiūrėti tai, kas, anksčiau atrodė stabilu, paaiškės, kad tai nėra taip stabilu, kaip atrodė. Dar kiti gali pajusti tokį stiprų vidinį nerimą, lyg kažkas viduje aiškiai rodytų, kad, viskas taip, kaip anksčiau jau neišeina. O jeigu, sakykime, šitas aspektas dar palies jūsų gimimo diagramą tiesiogiai, tai šie įvykiai bus dar ryškesni ir dar tokie konkretesni. Gali grįžti, kadangi čia yra pietinis mazgas, taip pat iš praeities temos, seni žmonės, nebaigti reikalai, ankstesni sprendimai, kažkokios baimės iš praeities situacijos, kurios jau atrodė išspręstos, uždarytos ir gali vėl pasirodyti tam, kad jas pasižiūrėtume kitaip. Tai nebūtinai reiškia grįžimą atgal. Kartais praeitis pas mus sugrįžta ir primena, ko mes nenorime patys prisiminti. Kartais jį parodo tokį, parodo, kad mes jau sugebam tą situaciją iš praeities vertinti kitu kampu, tai yra labai svarbu. Tai mums parodo, ar mes pasikeitėm, ar mes į viską reaguojam lygiai taip pat, kaip mes darydavome iki šiol, nors tai, veda mus tik tais prie pralaimėjimų mūsų gyvenime. Va, ir vienas iš svarbiausių šio aspekto rizikų bus noras viską nukirsti staigiai. Uranas gali sukurti tokį labai stiprų pojūtį, ar ne, kad reikia išsilaisvinti iš tos situacijos bet kokią kainą. Gali pasirodyti, kad santykiai, darbas, nežinau, kažkokie įsipareigojimai tampa nebepakeliami jau ir kartais tai gali rodyti, kad situacija įsisėmė. Tačiau kartais tai bus, tiesiog galbūt tokia nervinė reakcija į tą visą didelę įtampą. Todėl šiuo metu iš tikrųjų nereikėtų skubėti su kažkokiais sprendimais, nutraukiant ryšius, daryti rizikingų finansinių sprendimų, staigiai keisti karjeros krypties arba griauti visos savo gyvenimo struktūros vien todėl, kad, pasidarė čia, ankšta, kad atrodo tarsi spaudžia iš visų pusių. Čia Uranas, jis rodo, kad čia reikia jau pokyčių, kad čia reikia kažkokio griovimo, kad reikia įsilaisvinti, bet jis neduoda aiškaus plano. Čia yra didysis jo minusas, ką statyti vietoje to, ką griaunam. Todėl geriausia šio laikotarpio strategija bus sugebėjimas klausytis, atsirinkti, patikrinti faktus, girdėti savo vidinį balsą, sąmoningas lankstumas. Tai vadinasi, kada galim išbandyti naują kryptį, nesudegindami visų tiltų. Galima keisti rutiną, nesugriaunant visos savo kasdienės tvarkos.
pamažu galima pasakyti kitam žmogui savo nuomonę, bet nereikia provokuoti konflikto vien todėl, kad, na, viduj susikaupė įtampa. Galima paleisti ir reikia paleisti tai, kas laiko, kas stabdo, verta atskirti, kas paseno, bet tai, ką mes turime pietiniame mazge, tai yra ir mūsų talentai, ir mūsų patirtis, ir visą tai mes naudojame naujame etape. Visko nereikia atsisakyti, kas yra pietiniame. Mes juo remiantis judam į priekį, naudodami tas savo savybės, kurias turim. Ir išvis šis aspektas gali duoti labai stiprių įžvalgų. Problema, kad kur ilgai atrodė paini, gali staiga pasirodyti daug tokia paprastesnė, negu yra iš tikrųjų. Galit kažkokioj savo gyvenimo situacijoje pamatyti išeitį, kurios anksčiau nematėt. Ir vėlgi, tai ateis iš vidaus. Tiesiog toks suvokimas, volia. Galit sutikti žmogų, kurio žodžiai pakeis jūsų, gal, sakykime, gyvenimo filosofiją, tai kaip jūs matote gyvenimą. Galite gauti pasiūlymus kažkokius, kurie iš pradžio gali atrodyti tokie keisti, bet vėliau pasirodys svarbus. Fiksuokit šiuo metu idėjas, pokalbių, žinutes, sutapimus fiksuokite, pasikartojančius signalus jūsų gyvenime fiksuokite. Ir galbūt kažkas atrodys nelogiška iš karto, bet dalis to visko, tos informacijos vėliau gali tapti labai labai vertinga. Va, o dėl urano dvyniuose dar labai svarbu pasirūpinti nervų sistema. Nereikalingų venkite ginčių, kur bus provokacijų labai daug. Skubėdami, dirbėdamom rankom netrašykit piktai kokią nors žinutę. Mažiau tų emocinių reakcijų į kažkokias naujienas. Daugiau judėjimo, daugiau pasivaikščiojimo, įneškit į savo gyvenime naujovių, jums visą tai tada praeis išvis, taip maksimaliai sakyčiau, jeigu jūs pamažu suprantat, kad reikia naujovių ir jūs patys bandote jas įdiegti savo gyvenime, tai iš tikrųjų tada tokie negazdina aspektai. Bet jeigu aš tik tais dėl ko visą tai pasakoju, kad jeigu laikytis, kad, aš tai visą gyvenimą pragyvenau ir aš dabar, kodėl aš čia turėčiau kažką keisti, tai čia pavojinga tokia yra padėtis, nes uranas veikia kaip elektra. Jeigu įtampa neturi kur išeiti, ji kaupiasi kūne, galvoje, pavirsta, nežinau, reikia iškrovos. Reikia surasti tam urano elektros iškrovą, užsiimti kažkuo nauju, arba išvis kažkuo užsiimti tokiu, ko niekada nebandėte iki šiol. Jeigu įdiegsite, sakau, kažką naujo į savo gyvenimą, visa tai gali įgauti visai kitokį atspalvį. Ką dar iš tikrųjų norėčiau pasakyti apie tai, neinant plačiau, jūs turbūt supratot mano mintį, bet aš noriu paminėti dar apie šitą urano ir mėnulio mazgų aspektų istoriją, kad jūs suprastumėt svarbą galbūt, ar ne, nes aš kaip ir sakiau, reikia faktų kažkokių. Tai istoriškai urano ir mėnulio mazgų kontaktai išvis visuomet siejami su tokiais stipraus lūžio taškais. Paskutinį kartą uranas buvo tiksliai tarp mazgų, tik tais kitokie ženklai buvo 2007 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Pasaulyje tai sutapo su ekonominės krizės pradžios nuojautomis turbūt ir tokiu gana intensyviu skaitmeninių technologijų plitimu. Dar anksčiau, ir čia va jau dėmesio, čia buvo pats svarbiausias laikotarpis, kuris kažkiek, ir tai, sakyčiau, jis netoks pats, bet kažkiek sutampa su dabartinė situacija. 1942 metų rugpjūtis buvo pikas šito aspekto, uranas taip pat buvo dvynių ženkle, buvo karo metai, jūs tai tikrai gerai žinot, o mėnulio mazgai buvo žuvų ir mergelės ašyje, tik tais priešingose pusėse. Tarkim, dabar šiaurinis mazgas yra žuvyse, o pietinis mergelėje, tuomet buvo šiaurinis mazgas mergelėje, o pietinis buvo žuvų ženkle. Ir
aš buvau surinkusi jums medžiagą, bet, na, tada tas pasakojimas pavirstų tokiu jau labai ilgu podkastu. Ir tai buvo 1942 metų rugpjūtis ir ten buvo labai įtemptas istorinis laikotarpis, kai skirtingose frontuose ir tose politinėse visose erdvėse vyko procesai, na, rodantys pusiausvyros, tą praradimą, skilimą ir naujos realybės formavimas. Ir ši paralelė tarp mūsų dabartinio laikotarpio ir tuometinio nereiškia, kad, na, įvykiai turi kartotis tokie patys. Ji labiau galbūt parodo, kad tokie Urano ir Mėnulio mazgų kontaktai dažnai sutampa su laikotarpiais, kai technologijos, nežinau, strateginiai sprendimai ir išvis įgauna ypatingą reikšmę ir įvyksta kažkokie staigūs lūžiai visuomenėje. Ir kadangi Uranas dvyniuose išvis kelia klausimą, kaip mes mąstome, kaip mes reaguojame į naujienas, kaip naudojame technologijas, kaip saugome savo dėmesį, ar neišbarstome jo ir kaip greitai sugebam persiorientuoti, kai senas planas nebeveikia, nes toks jausmas, kad bet kada gali atsitikti kažkokia situacija, kur, na, reiks naujo plano ir nepriklausomai nuo mūsų. Iki birželio 20 verta stebėti, kokie keliai jūsų gyvenime atsiveria, kokie užsidaro. Jeigu kažkokie jūsų planai stringa, tai nebūtinai reiškia kažkokią nesėkmę. Galbūt tai tiesiog pats gyvenimas jums rodo, jog senas maršrutas jau uždarytas, nebeveikiantis. Jeigu atsiras naujos idėjos šio laikotarpį, jeigu atsiras netikėti pasiūlymai, ar atsiras jūsų gyvenime neįprastas žmogus, nes Uranas atneša neįprastus tokius originalius žmonės, ar verta neskubėti atmesti vien dėl to, kad tai nesutelpa į jūsų ankstesnį planą. Šio laikotarpio esmė yra pamatyti, na, išmokti galbūt judėti kitaip ir išmokti taikytis prie situacijos. Kuo labiau priešinsimės būtiniems pasikeitimams, tuo aštresni gali būti tie išoriniai sukrėtimai. Kuo aiškiau matysime, kas vyksta, tuo lengviau šį aspektą panaudosim savo naujoje kryptyje, ar ne, lankstesniems sprendimams ir krypties koregavimui. Iš tikrųjų, tai prognozės neguodžiančios, bet mano pasakojo esmė buvo tikrai neišgąsdinti, konkrečiai išgąsdinti niekada nėra tikslas, tiesiog atkreipti dėmesį. Atkreipti dėmesį ir kiekvienam iš ženklų aš dabar trumpai pasakysiu, nes tai bus liečiami 3 būstai. Aš jau jums minėjau, būstas, kuriame yra jūsų Uranas. Jeigu jūs žinote savo asmenį horoskopą, kaip jo naudotis, tai jūs tikrai galit pasitikrinti, kur yra jūsų Mėnulio mazgai, kur yra jūsų Uranas, kokius būstus valdo, kokios jūsų gimimo diagramoje tos temos bus aktyvuojamos. Va, o jeigu norite išgirsti tiesiog kaip ženklui, klausykite Saulės ženklui, klausykite Mėnulio ženklui ir ascendentui labiausiai klausykite, nes ascendento yra pati tiksliausia informacija. Ir aš jums pradėsiu pasakoti apie ko kiekvienam iš ženklų tikėtis šitam tokiam įtemptam Urano su mazgais šokyje. Avinai, Urano kvadratas su Mėnulio mazgais jūsų gimimo diagramoje aktyvins tas darbo ritmo, sveikatos, vidinės būsenos, vidinės įtampos ir kasdienės komunikacijos temas. Ir šiuo laikotarpiu gali išryškėti kažkokia netikėta informacija, pokalbiai, žinutės, dokumentai, nežinau, transporto klausimai. Gali kažkaip keistis arba apsišviesti temos su darbo sąlygomis, su jūsų dienotvarke, santykiai su kolegomis. Ten būkit budrus.
pareigų pasiskirstymas, sveikatos režimas, miegas, nervų sistemos apkrova. Gali kilti toks poreikis daugiau ilsėtis, atsitraukti nuo informacinio triukšmo, aiškiau pamatyti tuos užkulisiuose vykstančius procesus ir nebeignoruokite nuovargio, kuris kaupėsi ilgą laiką. Iš tikrųjų, jums dabar vienas skambutis, vienas laiškas, pokalbis su pažįstamu žmogumi ar kažkokie reikalai susijęs su dokumentais gali jūs išvesti iš to įprasto ritmo ir parodyti, kad, na, čia pokyčiai neišvengiami. Šis aspektas taip pat jums gali pažadinti tokias neįprastas mintis, staigias idėjas, atsitiktinius, nežinau, gali atvesti jūsų gyvenimą atsitiktinius susitikimus, ar susikurti tokios situacijos jūsų gyvenime, kurios privers jūs pažiūrėti kitaip į visą tai, ką jūs laikėte savaime suprantama. Ir, na, ankstesnė ta patirtis gali kažkaip garuoti. Dirbti taip, kaip dirbote, reaguoti taip, kaip reagavote, laikytis to paties grafiko, kokiame buvote, gali dabar ten gautis įtampa. Ir gali ateiti toksai impulsyvus noras rinktis kelią, kuriuo dar neėjote, Avinai, jūs labai mėgstate ir jūs netgi tokie esate, tie tokie, kur pirmi eina tais keliais, kur niekas nėjo ir išvis jūsų labai nebepagazdinsi, bet praktiškai tai gali reikšti, kad darbo sąlygų pasikeitimas, užimtumo klausimai, netgi atmosfera jūsų kolektyve, naujos pareigos arba poreigis naujų pareigų gali keistis jūsų santykis su pačiu darbu, su įsipareigojimais. Ir žinot, jeigu jūsų kūnas rodo nuovargį, nes 6-12 būsto ašis, tai vis dėlto darboholizmas, ta nesibaigianti įsipareigojimų grandinė, jeigu tik kalina, čia labai svarbu bus visą tai peržiūrėti. Ir geriau, kad jūs padarytumėte tai patys ir į tą savo kasdienybę ar į tą savo darbą įvestumėt naujovių patys ir aš čia jums linkiu sėkmės, Avinai. Jaučiai, mylėjai, jums Urano kvadratas su Mėnulio mazgais aktyvina jūsų pinigų, jūsų pajamų, asmeninių resursų, savivertės, kūrybos, meilės, vaikų, asmeninių projektų, draugų rato, bendruomenės, auditorijos, jūsų klientų ir ateities planų temas. Ir tai reiškia, kad pagrindinis šio laikotarpio klausimas bus jūsų talentai, jūsų finansai. Ne tik pinigai, nors finansai čia gali tapti labai svarbu šitam laikotarpį ir gali reikėti ten kažką koreguoti. Na, mūsų tie vidiniai resursai, taip vadinami, yra viskas, kuo mes remiamės materialioje realybėje. Mūsų pajamos, mūsų santaupos, nuosavybė, nežinau, darbo įrankiai, kūno mūsų būklė, žinios, įgūdžiai, talentai, kūrybinis potencialas ir sugebėjimas visą tai panaudoti praktiškai. Jeigu to nedarėte iki šiol, vis neišėjote, tai va dabar Uranas šioje srityje gali atnešti visiškai naują patirtį, visiškai naują uždarbio būdą, investicijas, nežinau, kažkokius finansinius sprendimus ir gali atsirasti tokie netikėti pasiūlymai, nauja uždarbio forma, staigus pajamų šuolis, neplanuotos išlaidos taip pat arba situacija, kuri privers kitaip susiplanuoti savo finansus, negu jūs tai padarėte iki šiol. Ir jeigu jūs iki šiol nesusidūrėte su tam tikrais finansiniais kažkokiais, nežinau, pirkimais, pardavimais, sandoriais, finansinių klausimų tvarkymu, dabar tokios temos gali būti aktualios. Čia bus ne viskas vien apie pinigus, čia ir ne vien apie finansus, ar ne? Tai gali būti kažkokios temos susijęs su kūryba, su vaikais, su meile, kažkokiais asmeniniais projektais, jūsų hobiais, malonumais,
nežinau, pramogomis, su jūsų draugais ir gali paaiškėti, kad kai kuriuos kūrybinius jūsų sumanymus, ar romantinius ryšius, ar vaikų klausimus, ar asmeninius kūrybinius projektus reikės įvertinti kažkaip iš naujo, pažiūrėti, kiek jie reikalauja laiko, pinigų, investicijų, dėmesio, jūsų energijos ir ar iš tikrųjų veda į ten, kur jūs norite. Na, jums gali dabar užsinorėti dirbti savarankiškai, uždirbinėti, pradėti kitaip, ramiai užsiimti tuo, kas patinka, nepatraukiant per daug dėmesio ir likti ten, kur jaučiate saugiai, dabar gali būti sunkiau. Irgi jūsų, sakykime, socialiniai tinklai, komandiniai projektai. Šiuo laikotarpiu gali tekti rinktis prie pažįstamo kažkokio veiklos formato, kurį lengva kontroliuoti, jūs gerai pažįstate, ar žengti į platesnes erdves, kurioje nėra visų atsakymų, bet kažkas viduje šnabžda, kad link ten reikia judėti. Ir bus taip, vienoj pusėje tai, ką jūs jau mokat, kas stabilu, o tai jūs labiau negu bet ką vertinate, saugumą, stabilumą, finansinį saugumą ypatingai, o kitoje pusėje bus tokia erdvė, kur reikės labiau mokintis, labiau save parodyti, kalbėti galbūt apie savo veiklą, pritraukti kažkokią auditoriją ir pasitempti iki naujo lygio. Ir tai viduje gali žadinti tokį nepaaiškinamą nerimą, tačiau būtent ten gali atsirasti jūsų išvis naujas kelias ir kuris ateityje iš tikrųjų jums visai netgi ir patiks. Tokie būtų jums variantai turbūt. Na, jie bus labai įvairūs ir dar ten priklauso viskas labai nuo asmeninio horoskopo, bet pas jūs dabar Uranas finansuose. Taip kad vienaip ar kitaip kūryba, socialiniai tinklai, finansai, visa tai bus šiuo metu kažkaip vienaip ar kitaip tarpusavėje persipinę ir kvadrato įtemptam aspekte. Tai visai nebūtinai reiškia, kad reiks pilnai atsisakyti to, ką jau sukūrėte. Priešingai, naudokite savo įdirbiu, bet neapsiribokite vien tuo, ką jau esate sukūrę. Dvyniai, na jums iš tikrųjų tai kągi čia bepripasakosiu, jūs puikiai žinote, kad pas jūs dabar yra Uranas, tai vadinasi, pirmasis būstas bus tikrai įtrauktas, kadangi Uranas ateitis, progresas, staigus posūkiai, nežinau, laisvė, bet ir chaosas taip pat. Ir pokyčiai gali prasidėti nuo jūsų pačių, nuo jūsų kūno, nuo jūsų išvaizdos, nuo savęs pateikimo, kalbėjimo tono. Noro gyventi laisviau. Jūs būtent labiau negu bet kas kitas gali norėti įsilaisvinti, nes Uranas jūs laisvins dabar ateinančius 7 metus. Galite labai taip aiškiau šiuo metu, atkreipkite dėmesį į tai, kad galit pajusti, kad ar nėra viduje tokio kirmino, kad nebenorite elgtis taip, kaip iš jūsų buvo tikimasi. Nebenorite tilpti į tą vaidmenį, kuriame kiti jau jūs buvo įpratę matyti. Pirmasis būstas, kuriame Uranas, tai yra tas būstas, kaip žmogus pasirodo pasauliui, kokį aš jisai tam pasauliui transliuoja, kaip jisai reaguoja į aplinką ir kokį vaidmenį jis užima socialinėje erdvėje. Uranas šioje vietoje jums iš tikrųjų sukels tą norą ir dar įtemptų aspektų, ar ne, nusimesti tai, kas tapo, na, našta. Seni elgesio modeliai, įvaizdžiai, pareiga būti tokiam, kaip visada. Tai gali būti laikas, kai norėsis keisti tiek garderobą, tiek šukuoseną, bendravimo stilių, sakykime, netgi darbo kryptį, gyvenamąją vietą, net patį būdą, kuriuo iki šiol pristatydavote save kitiems. Jų aplinkiniai gali pastebėti, kad keičiatės ir gali sakyti, kad tapote kitokie, mažiau nuspėjami, drąsesni, aštresni ar labiau nepriklausomi ir tai gali būti natūrali šio proceso dalis.
Iš tikrųjų, jūs ne tik patys patirsite stipresnį laisvės poreikį, bet ir galite tapti pokyčių katalizatoriais kitiems žmonėms. Jūsų žodžiai, jūsų pastabos, patarimai ar net trumpos užuominos kitiem žmonėms gali padėti pamatyti, rasti sprendimą kažkokį. Ar ne, Dvinė, jūs iš tikrųjų, pas jūs informacija iš kosmoso keliauja per informaciją, per orą. Todėl verta atsakingai žiūrėti, ką sakote šiuo metu, nes, na, mėnulio mazgai kai kartas pas jus 4 ir 10 būstuose ir todėl jūsų asmeniniai pokyčiai gali tiesiogiai sudaryti įtemptus aspektus su jūsų šeima, namais, gyvenamąja vieta, su jūsų karjera, su jūsų statusu ir profesinė kryptim. Ir čia va visa tai įtampoje. Aš manau, kad čia nereikia karpyti ir man labai stipriai pasakoti, ar ne, kaip įtampa veikia tarp mano namai ir mano karjera. Ir jau kai kuriems iš jūsų šių temų dalis galėjo būti kažkiek paaiškėjusi praėjusiais metais, profesinio kelio pokyčiai ar šeimos, ar gyvenamosios vietos. Ir tiesiog šiuo metu aiškiau gali pasimatyti, kas atgyveno ir kur tas senas tiek namų gyvenimas, tiek karjeros gyvenimas jau taip toliau keliauti nebegali. Ir kaip ir sakiau, tai gali būti susiję ir su jūsų šeimos tvarka, su namais, su darbo kryptimi, su įprastu vaidmeniu, kurį ilgai jūs demonstravote aplinkiniams. Visko keisti iš karto gali nereikėti, tačiau bent vieną iš šitų išvardintų temų jums gali tekti peržiūrėti. Atkreipkite dėmesį dabar, kur pas jūs vystosi veiksmas šiuo metu, kur vyksta tie didieji pokyčiai, kur jaučiama įtampa ir kur jūs jaučiatės ribojami. Va ten gali būti toksai. Stenkitės, žinodami tai, stenkitės tiesiog nesielgti neprognozuojamai net patiems savęs. Nenustebinkit savęs, nes paskui galit prisiskaldyti malkų su Uranu, nes, žinot, Uranas mėgsta išlaisvinti, bet būtinai reikia Saturno, kad būtų planas sukurtas, o kas toliau. Vien su Uranu galima tik reikalų prisidaryti. Vėžiai, Uranas su mėnulio mazgais gali paliesti čia ir iškelti į paviršių temas susijusias kažkokias su dokumentais svarbiais, su kažkokia informacija, su artima aplinka, kaimynais, nežinau, transportu jūsų, taip pat su teisiniais kažkokiais klausimais, su užsienio situacijomis ir išvis su jūsų gyvenimo filosofija. Ir taip pat jūsų, nežinau, miego, nuovargio galbūt ir vidinės įtampos temas. Ir iš tikrųjų šis laikotarpis jums gali veikti ne taip akivaizdžiai, ne iš išorės kaip kitiems ženklams. Dalis įvykių pas jūs gali prasidėti viduje. Vidinis nerimas, miego ritmo sutrikimas, kažkokie sapnai, nuojautos, kažkokia slapta informacija ar jeigu yra senai kauptas nuovargis arba situacijos, kurios ilgą laiką vyko tyliai ir jūs jas ignoravote, dabar jas ignoruoti gali tapti daug sunkiau. Išoriškai viskas gali atrodyti gana įprasta, tačiau viduje gali stiprėti jausmas, kad, na, ta sena tvarka, iš tikrųjų tie įprasti sprendimai, jie niekaip nebeveikia. Uranas pas jūs 12 būste. Ir gali griauti tokius, sakykime, vidinius kažkokius prisirišimus prie vienos darbo vietos, o vėžiai tai jie, jūsgi istorikai, jūs labai mėgstate nostalgizuoti, jūs mėgstate prisirišti prie praeities. Jeigu jūs susikūrėt savo komforto zoną, ten jūsų viskas, ar ne? Ir jūsų šeima, jūsų svarbiausi žmonės, tai yra tas senas saugumo supratimo jausmas, įprastos pareigos, arba, pavyzdžiui, su žmonėmis, su kuriais jūs siejo kažkokie praeities įvykiai, žmonės iš praeities gali sugrįžti. Ir tai gali pasireikšti labai konkrečiai.
Vieniems gali būti toksai, sakyčiau, noras parduoti nekilnojamą turtą, toks staigus, vat parduodu namus, išvažiuoju, kur šilta gyventi, em, parduoti tą vietą, nesvarbu, namai, butai, kas tai nebebūtų, ar tai yra nuomojamas netgi butas, bet tiesiog ta vieta, kuri ilgą laiką buvo laikoma namais, dabar gali atsirasti poreikis poreikis keisti darbą, veiklos kryptį, persikelti į kitą vietą ir išvis viską pradėti tiesiog nuo pradžių. Ir kai kam išvis atsiras toks noras atsitraukti, kai kam bus dekretinės tiesiog atostogos ar ne, ir būtinybė iš naujo susidėlioti, kaip organizuotas tas jūsų kasdienis gyvenimas ir užimtumas. Ir, na, tai nebus vien paprastas planų pakeitimas. Uranas dažnai atneša patirtį, kurios mes dar nesam turėję. Todėl ta nauja kryptis jums greičiausiai kels labai daug nerimo. Nes, na, toje ateityje nebus konkretaus plano, neturėsit žemėlapio. Ir galite jausti, kad gyvenimas jūs tarsi pats stumia į kažkokią teritoriją, kurioje reikės mokintis kitaip mąstyti, kitaip priiminėti sprendimus, kitokiais dalykais remiantis, ar ne? Ir peržiūrėti, kaip pasitikite tuo, ką jūs jaučiate viduje. Nes vėlgi, tai sakau, gali būti susiję su kažkokiais svarbiais labai pokalbiais, atkreipkite juos dėmesį, atkreipkit į žmonės, kurie ką sako jums dabar, artimoje aplinkoje, ar ne, ir kažkokia svarbi žinutė, pasakyti žodžiai, kažkoks svarbus dokumentas atkeliavęs pas jūs, ar kažkokie kelionės klausimai. Apsilankimas kažkur užsienyje gali pakeisti jūsų planus iš esmės. Taip kad laikykit pirštą ant pulso ir stenkite suprasti, kas vyksta, nes, sakau, čia greičiausiai kažko teks vis tiek atsisakyti, o vėžiai jūs atsisakyti praeities turbūt labiau negu bet kas. Nenorite, nemėgstate, bet kartais tai yra, na, tiesiog neišvengiama. Liūtai, jums šis įtemptas aspektas tarp Urano su Mėnulio mazgais, karminiais, pas jūs dabar dar ir Jupiteris atkeliaus ir dar liūtai pas jūs atkeliaus pietinis mazgas. Ir čia bus labai įdomu, aš ne tik jums, aš visiems papasakosiu atskirai, nes ir pietinis mazgas, ir Jupiteris jūsų ženkle, na, čia iš tikrųjų jums turbūt reikėtų, aš taip sakyčiau, būti tokiems ypatingai akyliems šiam laikotarpį. Visų pirma, tai jeigu jūsų ascendentas yra liūtė, tai labiausiai bus aktualu, kad visa tai palies jūsų pinigų pajamų, jūsų savivertės, bendrų finansinių įsipareigojimų temas, jūsų partnerio pajamas, gali kažkokios investicijų temos aktyvuotis, skolos, mokesčiai, draugų ratas, bendruomenė, bendraminčiai, žodžiu, ateities planų temos taip pat. Tikrai jos ko gero keisis ir todėl pagrindinė šio laikotarpio tema bus jūsų ateities planai. Uranas gali keisti jūsų ryšius su draugais, su bendruomenėmis, su klientais, su auditorija, nežinau, su kažkokiais komandiniais projektais, įtempti kažkokį projektą netikėtai arba ištempti iš kažkokio projekto ir peržiūrėti savo ateities planus. Tai, kas anksčiau atrodė kaip saugus planas arba tinkama kryptis, dabar gali pasirodyti, kad, na, jums joje ten nėra ką veikti. Laikotarpis gali atnešti, sakykime, kažkokių netikėtų įvykių grupiniuose projektuose, renginių kažkokių, socialinėje erdvėje taip pat. Gali atsirasti žmonių, kurie jūs įkvėps, padrąsins arba parodys idėjas vedančias į naują, dar mažai pažįstamą erdvę. Šis aspektas gali stipriai paliesti jūsų tai, kaip jūs suvokėt finansus. Gali tiesiog keistis pajamų šaltiniai. Vienas gali užsidaryti, kitas pradėti formuotis.
sakau, būkite budrus. Gali paaiškėti, kad kai kuriems projektams, veiklai su kitais žmonėmis, e, na, vienaip ar kitaip tai gali būt susiję su jūsų vėlgi finansiniais reikalais, kuriuos reikės kažkaip peržiūrėti, ar ne? Kitokio jūsų resursų paskirstimo. Tai čia gali būti ir jūsų partnerio pinigai, paveldėjimo pinigai ir taip toliau. Em, Tiesiog tos temos iš tikrųjų bus aktualios pas jus, jeigu jūs, sakykim, laikėtės kažkokio veiklos kryptį pagal tai, kiek ta veikla suteikia pajamų, pripažinimo, saugumo arba aiškumo dėl ateities, čia visą tai dabar gali taip truputėlį pasikratyti. Ir šiuo laikotarpiu gali keistis ir tai, kaip matote savo vaikų ateitį, jų pasirinkimus, jeigu turite suaugusių vaikų, galite, na, pradėti pagaliau suprasti, kad jūsų vaikai turi savo planus, tikslus, interesus, kurie visiškai totaliai gali skirtis nuo jūsų lūkesčių. Ir, na, čia gali prireikti irgi tokio lankstumo ir mažiau tokios būtinybės viską suplanuoti už tuos savo vaikus. Taigi jiems kartais gali atrodyti kaip labai geras variantas kažkoks, kur tėvams atrodo, na, visai ne variantas, bet prisiminkite, kad, nu, kuo ilgiau jūs planuosite už juos, tuo ilgiau jie suksis tam pačiam cikle, tam pačiam rate ir kartos tas pačias klaidas. Leiskite jie mokintis iš savo gyvenimo. Tai va, ir gali sulaukti dėmesio kažkokia jūsų idėja, projektas, kūrybinis sumanymas. Gali atsirasti proga, kuri pasirodys netikėta, bet vėliau gali duoti jums kažkokių labai svarbių rezultatų. Va. Tai laikas, kai jūs pažiūrėsite plačiau į visą tą vaizdą, ne tik į tai, kas yra saugu šiandien čia ir dabar, bet ir tai, na, ateities planai, ar atitinka jūsų potencialą. Ir ta kažkokia nauja kryptis, kuri pradės šviestis, prašys daugiau jūsų pasitikėjimo bendrais procesais, bet tuo pačiu aiškesnių finansinių susitarimų su kitais žmonėmis ir tokio brandesnio požiūrio į bendrus finansus. Čia irgi labai tokios finansai, vaikai, draugai gali trūkti, kažkokios draugystės gali atkeliauti, labai įdomios draugystės, ir tai gali būti ir asmeniniam lygmenį, ir socialiniam. Kažkur galite nuspręsti sudalyvauti labai įdomiam projekte, kuriame anksčiau net nebūtumėt pagalvoję, kad ten jūs gali kas nors sudominti. Mergelės Urano kvadratas su Mėnulio mazgais jums bus ypač svarbus, nes pietinis Mėnulio mazgas vis dar jūsų ženkle. Jau jis tuoj jūs paliks ramybėj, bet kol kas jis jūsų ženkle. Ir ši sudėtinga Urano ir mazgų konfigūracija iš tikrųjų gali labai stipriai išryškinti tokias temas kaip savęs suvokimas, santykių jūsų peržiūra, ar ne, ten gali atsirasti įtampos. Gali Uranas atnešti netikėtumų profesinėje srityje, o čia ir mazgai dar, ir šiaurinis tas mazgas, ar ne, kitoj pusėje, tai čia ir netikėtumų profesinėje srityje, darbo kryptis, jūsų vadovų sprendimai, priversiantys jūs pakeisti kažką susijusio su jūsų karjera, jūsų reputacija, jūsų kaip norite būti matomas išorinėme pasaulyje. Čia net tos savybės, kuriomis ilgai rėmėtės, dabar gali tapti jūsų pačių spąstais. Tas tikslumas, atsakomybė, tvarka, savikontrolė, noras viską padaryti idealiai ir sugebėjimas pastebėti smulkmenas galėjo ilgą laiką jums tarnauti, padedant siekti rezultatų. Tačiau va būtent šiuo laikotarpiu, kadangi, na, visgi tas pietinis mazgas pas jūs, visą tai gali jūs pradėti varginti. Gali paaiškėti, kad tie ankstesni metodai, tas įprastas elgesys, nuolatinis analizavimas ir bandymas viską laikyti savo rankose nebeduoda tokio rezultato, kokio
kokio jums reikia naujam etapui. Ir čia gali būti ir netikėtų žinių darbe, pasikeitusių vadovų, pavyzdžiui, gali būti, ar kažkokie nauji vadovų sprendimai, naujos pareigos, nauji pasiūlymai profesiniai, arba situacijos tokios, kurios iš esmės privers kitaip pažiūrėti į savo vietą išoriniam pasauliui. Ir kai kurie iš jūsų iš tikrųjų gali šiuo metu labai rimtai svarstyti išėjimą iš darbo, veiklos krypties keitimą, perėjimą į savarankišką veiklą, nuosavą verslo kūrimą, arba išvis gali ateiti į galvą toks sprendimas, apie kurį anksčiau jūs net nebūtumėt pagalvoję. Juk aspektas retas iš tikrųjų ir, gali parodyti naują profesinę patirtį. Būkite budrūs, stebėkite. Kas jums iš pradžių dabar gali atrodyti nelogiška, rizikinga, pernelyg rizikinga, tai vėliau gali tiesiog labai gerai jums suveikti. Va, ir čia jūsų socialinės padėties tema taip pat bus svarbi. Tai čia ir santuokos, ir ištuokos, ir šeimos reikalai, kokią vietą užimate kitų žmonių akyse, ir gali čia išryškėti labai stipriai ir partnerystės, ir santuokos, ir klientų, ir ilgalaikių susitarimų klausimai, ilgalaikiai draugai. Kai kam tai gali pasireikšti kaip stipria įtampa santykiuose. Staigus noras skirtis arba priešingai greitai vystytis kažkokia nauja pažintis į rimtus santykius ir gali pereiti labai rimtus ryšius, labai staigiai susipažinau, staigiai susituokiau. Svarbu dabar iš tikrųjų neskubėkite su jokiamis išvadomis ir neignoruokite to, ką visata jums demonstruos. Verta atidžiai stebėti, kas vyksta jūsų profesiniuose, darbiniuose ir asmeniniuose reikaluose. Svarstyklės, jums šis Urano su mazgais įtemptas aspektas visą šį laikotarpį jums gali išryškinti jūsų darbo, jūsų sveikatos, jūsų kasdieninio ritmo, jūsų poilsio, vidinės įtampos arba kažkokia situacija susijusia su kelionėmis, studijomis, teisiniais reikalais, dokumentais ir išvis jūsų gyvenimo krypties platesnėme kontekste temas. Gali šio laikotarpio aiškiau tekti įvardinti tai, kas ilgai kėlė nepasitenkinimą, bet buvo nutylima dėl ramybės arba noro išlaikyti tą gražų santykių foną. Tai, kas buvo iki šiol mintyse, dabar gali pareikalauti konkrečių sprendimų. Pokalbių, dokumentų tvarkymo, darbo ritmo peržiūrėjimo, nežinau, tiesiog ribas perbraižyti reikės tas savo asmenę su kitais, nes svarstyklės labai mėgsta, jos labai stipriai ten Saturnas pas jūs egzaltuoja, labai stiprus ir jums labai svarbu, kaip jūs atrodysite kitų žmonių akyse ir vien dėl to svarstyklės linkusios saugoti net labai tokius, šiaip savo santykius. Aš nesakau, kad jūs juos tokius turite, bet tai yra toksai variantas, svarstyklėms išvis labai svarbus yra santykiai ir šis aspektas gali parodyti, kad kai kurios problemos gali neišsispręsti vien todėl, kad jūs apie jas nekalbat. Ir jeigu jūsų santykiuose, jūsų darbe, jūsų, kasdienybės rutinoje, toje pareigose, jau senai pas jūs viduj prikaupta daug įtampos, dabar su ja reikės padirbėti, nes tai, kur jūs nutylėdavot, bandydami išsaugoti harmoniją santykiuose, tiesiog pajusit, kad tai viskas jūs uždarė kažkokį narvą ir jūs negalite judėti toliau. Problema bus tokia, kad reiks suprasti, ką aptarti, ką reikia pakeisti, kokį grafiką pakeisti, kokius kasdienius įsipareigojimus reikia peržiūrėti, sąlygas kokias namuose
reikia čia svarbiausia aiškiai, bet tiktais netraukiant, netraukiant nieko. Be to, pas jūs dabar Uranas ten 9-ajame būste, tai čia ir mokslai, ir teisiniai reikalai, publikavimo, pasaulėžiūra, jūsų didesnių tikslų būstas vis dėlto. Todėl nereikia, netikėta žinia iš užsienio gali pasiekti jūs, gali pasikeisti kelionės planai, atsirasti nauja mokymosi kryptis, nežinau, bendradarbiavimas su užsieniečiais gali parodyti, kad, na, reikia keisti senus planus. Ir atsirasti galimybės, apie kurias jūs anksčiau net negalvojate, arba kryptis, kurioje savęs iki šiol nematėte, dabar gali staiga jinai tapti labai realia kryptimi. Va, ir gali būti pasiūlymai dirbti užsienyje ir bendradarbiauti su žmonėmis ar organizacijomis, išvis pradėti dirbti galite kompanijai, kuri yra kitoje šalyje registruota. Va, kai kam šis laikotarpis gali atnešti svarbių žinių apie suaugusius vaikus, apie jų asmeninį gyvenimą. Taip pat galite susitikti su žmogumi iš kitos kultūros, netikėtai labai, iš kito miesto, iš kitos šalies, ir svarbi pažintis gali įvykti kelionėje, mokymuose, ir ji gali būti tiek labai svarbi dalykiniam kontekste, tiek asmeniniam. Va, ir esmė ta, kad per visą tą naują patirtį, kuri apsišvies kažkaip jūsų gyvenime dabar, gali atsiverti visiškai nesvarstyti anksčiau keliai. Va, ir jūsų sveikata, darbas irgi bus paliesta, gali paaiškėti, kad persidarbate, kad nuovargis jūs alina, kad ilgai slėpėt kažkokį nerimą, kaupėt įtampą ir tikėtis, kad viskas susitvarkys savaime, čia dabar tikrai nepavyks. Gali keistis ir darbo grafikas, ir užimtumas, ir pareigos, ir visos dienos ritmas gali keistis taip pat. Stebėkite, kas vyksta jūsų gyvenime. Šitos temos visos, kurias aš čia pasakojau, bus aktualios jums šiuo laikotarpiu. Skorpionai, Urano kvadratas su Mėnulio mazgais gali labai stipriai paliesti pagrindinės 2 temas: bendrus finansus, bendrą turtą, finansinius įsipareigojimus ir asmeninį gyvenimą, kūrybą, meilę, jūsų vaikus, bei išvis, ryšius su žmonėmis, su kuriais kūrėte ateities planus. Čia gali Uranas 8-ajame būste jūsų atnešti netikėtą kažkokią patirtį finansų srityje, ypač ten, kur kalbama apie bendrus pinigus, apie partnerio pajamas, paskolas, mokesčius, draudimo pinigus, paveldėjimo pinigus, investicijas, išmokas, ilgalaikius finansinius susitarimus. Ir šiuo metu galite keistis iš esmės taip, kaip tvarkote pinigus. Kažkas iš išorės jūs gali tiesiog priversti peržiūrėti visą tai. Gali atsirasti naujas požiūris į santaupas, į pinigų kaupimą, į pasyvių pajamų šaltinių kūrimą. Kai kurie iš jūsų gali pradėti suprasti, kad reikia pradėti taupyti kažkokiam svarbiam labai reikalui ir kažkur labai svarbiai investuoti dėl vienų ar kitų priežasčių. Gali keistis partnerio pajamos, darbo sąlygos, bendro biudžeto taisyklės arba santykiai su bankais, finansinėmis įstaigomis, ir paveldėjimo temos taip pat gali atnešti kažkokių netikėtų rezultatų, ir jos pačios paveldėjimo temos gali išryškėti netikėtai. Gali kilti klausimų dėl turtų, kurį gavote paveldėjimo, jo pardavimo, naudojimo. Galite svarstyti, kur nukreipti tuos resursus ar ne. Ir šis laikotarpis labai gali priversti konkrečiai įvertinti, ką iš tikrųjų jūs turite, tokią inventorizaciją padaryti. Ar jums tai patinka? Kas priklauso jums asmeniškai, kas priklauso jums bendrai su kažkuo,
ar priklausote nuo kitų žmonių sprendimų ir, na, kur kažkoks finansinis saugumas nėra toks tvirtas, kaip norėjosi manyti. Ir Uranas čia stipriai siautėdamas tam bendrų pinigų ir finansų įsipareigojimų temose gali parodyti, kad ankstesnis pinigų, tas bendro biudžeto paskirstymo būdas atgyveno, reiks naujų variantų ieškoti. Ir gali išvis atsirasti toks supratimas, kad tas santaupos, bendras biudžetas turi būti peržiūrimi, pertvarkomi ir tai bus viena iš tokių, na, sakyčiau, viena iš svarbiausių temų, ar ne? E, Čia svarbu suprasti, kad svarbu nesiremti vien kitų žmonių patarimais, ar kažkokiu entuziazmu. Visa tai turi būt gerai suprantama jums patiems ir atitikti jūsų realius tikslus. Jeigu gausite kažkokių stebuklingų tokių, va dabar tokiu laikotarpiu, stebuklingų pasiūlymų greitai uždirbti, atsargiai labai vertinkit. Prisimenat, aš jums sakiau, intuicija pas jūs jinai tiesiog mirtina. Tikrinkit faktus, intuicijos klausykit labai, ar ne? Taip pat šis aspektas gali stipriai paliesti pasitikėjimo temą santykiuose. Nebūtinai ten vyro ar žmonos. Galite sužinoti informaciją apie žmonės, kuriais anksčiau pasitikėjote, arba pamatyti situaciją su tai žmonėmis iš kitos pusės. Va, ir galite pajusti, kad reikia peržiūrėti santykius su partneriu, artimu žmogumi, su jūsų klientais, nežinau, su kuriais turite bendrų planų. Dar viena svarbi sritis bus asmeninis gyvenimas, meilė, vaikai ir jūsų saviraiška. Kai kam meilė, kai kam vaikai, kai kam kūryba, čia labai plati tema ir, na, iš tikrųjų šis laikotarpis irgi gali parodyti jums, kas jums teikia džiaugsmo, galbūt kokius nors kūrybinius sumanymus norite vystyti, ką norite parodyti kitiems ir o kas iš tikrųjų, na, neturi jokios prasmės. Ir čia visi šitie klausimai gali pareikalauti daugiau jūsų dėmesio. Šauliai, Urano kvadratas su Mėnulio mazgais jūsų ženklui gali išryškinti namų, šeimos, gyvenamosios vietos, nekilnojamo turto, partnerystės, bendradarbiavimo, darbo, karjeros, jūsų statuso temas ir visas atsakomybių temas. Šiuo laikotarpiu gali tekti peržiūrinėti profesinius tikslus, derinti tarpusavyje su jūsų pareigomis ir viešą padėtį su tuo, na, ko reikia jūsų artimiesiems namams ir vidiniam saugumui. Ir jūsų karjera, jūsų namai. Ir čia svarbiausi klausimai bus labai tokie praktiškai, kaip nebesiplėšyti tarp darbo ir šeimos poreikių, o rasti aiškesnius susitarimus, kurie leistų, na, sakykime, kažkaip tvarkingiau tvarkyti namų ir profesinę gyvenimo dalį. Pas jūs dabar Uranas 7-ame būste gali atnešti netikėtumų per kitus žmonės, per jūsų partnerius, ilgalaikius draugus. Tai gali būti sutuoktinis, dalykinis partneris, darbdavys, tai gali būti kažkokie klientai, konsultantai, žmonės, kuriuos jūs žinote ilgą laiką. 7 būstas yra ilgalaikės partnerystės. Tai gali būti arba atviras dargi oponentas kažkoks, arba žmogus, su kuriuo, na, toks yra slaptas jūsų priešas. Čia iš tikrųjų šiuo laikotarpiu gali keistis ir partnerio darbas, ir jūsų užimtumo grafikas, ir jo užimtumo grafikas, gali keistis jūsų partnerio sprendimai dėl verslo ar profesinės krypties, taip pat gali vykti svarbus įvykiai draugų, bendradarbių ar kažkokios kompanijos, kurioje dirbate reikaluose. Kitų žmonių gyvenime vykstantys pasikeitimai gali tiesiogiai paveikti ir jūsų pačių planus. Pavyzdžiui, gali atsirasti naujas darbdavys arba bendradarbio pasiūlymas, kuris pakeis jūsų matymą apie jūsų karjeros ateitį.
Gali būti pasiūlymas tuoktis, nežinau, planuoti vaiką, n n naujas, su partneriu svarstymas persikraustyti ar ne, namų erdvės pertvarkymas, kažkas namuose. Gana svarbios temos pas jus paliečiamos ir jums, šauliai, gana stipriai gali jaustis šis aspektas. E, Nesvarbu, ar tai jūsų saulė, ar mėnulis, ar ascendentas šaulyje, tai palies įtampą tarp jūsų karjeros, jūsų statuso, jūsų namų. Ir gali paaiškėti, kad čia reikia labai stipriai viską pertvarkyti. Stebėkite, kas vyksta iš tikrųjų. Ožiaragiai, jums šis aspektas išryškinti gali jūsų kasdienio darbo, jūsų sveikatos, jūsų kasdienės dienotvarkės, santykių su kolegomis, kažkokius dokumentus svarbius pakelti į paviršių, jūsų artimos aplinkos ir jūsų platesnių tokių planų ir jūsų pasaulėžiūros temas. Šiuo laikotarpiu tai, kas buvo kruopščiai suplanuota ir atrodė lig šiol stabilu, gali susidurti su labai tokiamis netikėtomis aplinkybėmis. Gali tekti greitai koreguoti, nežinau, kasdienį grafiką, darbo ritmą, dokumentų tvarkymą, kelionių planus, nežinau. Tiesiog svarbiausiai bus ne bandyti viską grąžinti į seną tvarką jums dabar, o tiesiog išmokti sugebėti pasistengti bent jau lanksčiau reaguoti į tai, ką rodo jums reali situacija. Jums įprasta remtis disciplina, struktūra, taisyklėmis ir turėti visuomet aišku planą. Tačiau šis aspektas gali parodyti, kad vien tvarka šiuo metu, ta visa struktūra neužtikrins geriausio rezultato. Gali keistis darbo grafikas, pareigos, jūsų kolegų sudėtis, netgi darbo sąlygos arba kažkokie išvis ten techniniai procesai gali atsirasti, netikėtų gedimų, atšauktų susitikimų, situacijų, kurios parodys, kad, na, kažkas jūsų kasdienybėje turi keistis. Jums reikės jau šiaurinis mazgas kažkurį laiką jūs moko, kad jums reikia lanksčiau priimti informaciją, mokintis, nes pas ožiaragius yra toksai aš žinau geriau ir net jeigu jie to nesako, jie vis tiek taip galvoja, kaip ir šauliai panašiai. Nebūtina, kas nebevyktų gyvenime, iš karto visko dabar suvaldyti, sudėti į kažkokią greitai naują aiškę sistemą ir nuspręsti, kad dabar jau taip yra teisingai, taip turi būti. Jeigu laikysitės įsikirtę kažkokių ankstesnių planų, įsitikinimų, kad geriau žinote, kaip viskas turi vykti, galite susidurti su tam tikrais trikdžiais, kurie jūs iš tikrųjų labai stipriai gali išmušti iš pusiausvyros. Daug naudingiau dabar bus klausytis, stebėtis, rinkti faktus, palikti vietos naujiems planams. Ir, na, čia gali būti ir reikalai su užsieniu susiję, ir su kelionėmis, ir su kažkokiais dokumentais. Gali reikti peržiūrėti svarbius planus arba bendrą gyvenimo kryptį su kažkuo. Na, darbo ar sveikatos situacijos gali priversti peržiūrėti ateities planus, gali paaiškėti, kad net gerai parengtas planas neveikia, jeigu jo neįmanoma pakeisti esant tokiam poreikiui. Todėl didesnius tikslus reikės derinti su realia kasdienybė, su jūsų kasdienybės grafiku, su jūsų savijauta, su jūsų darbo krūviu, su, nežinau, su žmonėmis, su kuriais jūs bendraujate kasdien ir verta ypač atidžiai stebėti, kur čia dabar atsiras kažkokie trikdžiai. Jeigu kažkas grius, kažkoks grafikas, vėluos kažkas, striks, bus atšaukta, arba netikėtai pasikeis kažkokie susitarimai, nereikėtų automatiškai bandyti visko traukti arba vis tiek sugrąžinti į seną būklę. Gali būti, kad tokios situacijos, na, tiesiog bandys jūs išmokinti, ribos jūsų įprastus kontrolės būdus tam, kad parodytumėte tą lankstumą. Senas modelis čia
dabar dėl vienų ar kitų priežasčių gali nesuveikti. Va, ir čia reikės greičiau reaguoti į realybę, išmokti, gali būti kažkokios situacijos su dokumentais, koreguoti kažkokius savo grafikus, peržiūrėti ir atidžiau klausykitės kūno signalų, nes Uranas šiuo laikotarpiu gali tarsi išjungti pas jūs tą vidinio kontrolieriaus režimą ir jis gali parodyti, kad gyvenimas nėra tik projektas, kurį visada galima pritaikyti prie kažkokių aukščiausių standartų. Baimė pasirodyti nekompetentingiems, silpniems, netobuliems, na, čia dabar ją reiks paleisti, su ja atsisveikinti ir leisti savo būti ir silpniems, ir netobuliems. Ir kai leisite sau greičiau keisti sprendimus, leisite sau būti lankstesniems, pripažinsite, kad ne viską galima numatyti ir kartais reikia rinktis paprastesnį kelią, jums visą tai tada šis laikotarpis iš tikrųjų praeis su mažesne įtampos doze. Vandeniai, Urano kvadratas su Mėnulio mazgais. Įtemptas, sudėtingas, retas aspektas. Uranas jums tikrai vienaip ar kitaip jausis, nes Uranas valdo jūsų ženklą. Na, ką galiu pasakyti, nesvarbu, ar valdo jūsų Mėnulio ženklą, ar valdo jūsų ascendantą, vis tiek Uranas vandeniams yra svarbus ir čia jis dabar, čia ne tik jis, čia vis su mazgais kartu, jeigu jūs jau gerai žinote, kur yra dabar pas jūs Mėnulio mazgai, kur yra Uranas, tai jūs galite gerai suprasti, kad gali būti paliestos finansų temos, kūrybos temos, meilės, vaikų, asmeninio džiaugsmo, bendro biudžeto, partnerio pajamų, skolų, paskolų, mokesčių, draudimo, paveldėjimo ir visi finansinių įsipareigojimų temos. Kadangi Uranas jums labai svarbi planeta ir šis aspektas jūsų ženklui gali veikti palankiau iš tikrųjų, šis laikotarpis gali atnešti išvis naują požiūrį į tai, kas teikia džiaugsmą, ką norite kurti, kaip vertinate savo darbą, talentus, ar teisingai vertinate, ar nesudeginat daugiau energijos negu jums už tai moka, sakykime, ar ne, koks jūsų finansinis savarankiškumas. Pagrindinis akcentas čia bus na, toks geresnis santykis su tuo, kas jūs džiugina ir įkvepia. Jūs labiau į tai atkreipsite dėmesį. Gali atsirasti stiprus noras kurti, rodyti save, išeiti į sceną, drąsiau kalbėti apie savo idėjas, pradėti kažkokius kūrybinius projektus, daugiau dėmesio skirti meiliai, romantikai, galbūt vaikų reikalams. Tai gali būti tokio kūrybinio pakilimo laikas, kai kažkokia staigia idėja, nežinau, netikėtas jausmas ar naujas kažkoks sumanymas gali kažkaip iš esmės nukreipti jūs kitą gyvenimo kryptim. Jūsų vaikų reikaluose šis aspektas gali taip pat atnešti ryškių įvykių labai, gali atsirasti gerų naujienų, naujų planų, nežinau, situacijų, kurios jūs nudžiugins. Meilės ir asmeninio gyvenimo srityje taip pat gali būti kažkokių netikėtumų. Gali užsimegzti pažintis nauja, kuri pakeis jūsų supratimą apie jausmus. Pavyzdžiui, jūs galvojat, na, aš jau savo gyvenime atmylėjau, o čia parkšt. Uranas su mazgais mėgsta taip sužaisti. Arba gali sustiprėti noras išeiti iš kažkokių santykių, kurie jau tapo nuobodūs, rutiniški, uždari ir negatyvi. Vandeniai, jūs tokiuose nebūnat ir nebūsite niekada, net neapsimeskit. Čia svarbu nepainioti to tikro laisvės poreikio su tokiu momentiniu noru pabėgti nuo įtampos. Finansinės temos bus irgi svarbios šio laikotarpiu. Finansinė ašis gali iškelti pajamų, bendro biudžeto, partnerio pajamų, visus tuos į paviršių tas temas ir pasižiūrėsite, ar jūs kažkiek esat priklausomi nuo kitų žmonių sprendimų.
Pinigai gali ateiti, vėlgi pasikeisti šaltinis, iš kur ateina pinigai, kurių anksčiau jūs nelaikėte pagrindiniais. Gali keistis partnerio pajamos, kredito sąlygos, nuomos kaina, atsiskaitymo tvarka su žmonėmis ar organizacijomis ar su valstybe. Kai kuriais atvejais gali palankiau spręstis finansiniai įsipareigojimai, jeigu pati situacija tam yra subrendusi. Bet aišku, jeigu ten pridaryta visokių negerų reikalų, tai ta situacija palankiai niekaip ir nesispręs. Mes gyvenam toj realybėj, kurią patys sukūrėme, kaip mes nenorėtume surasti kaltų. Tačiau šis aspektas ne tik apie pinigus, jis čia bus ir apie meilę, apie kūrybą, apie, žinot, kad pas jūs ten mazgai ir kad pas jūs ten uranas dabar 5 būste ir galite kažkaip labai netikėtai staiga įgauti naują įkvėpimą, užsiimti naują veiklą ir pasikeis jūsų finansiniai įsipareigojimai ir bendras biudžetas tuo pačiu. Taip pat gali apsišviesti temos su emocinėmis priklausomybėmis, baimė prarasti kažkokius santykius dėl to, kad, na, reikia to emocinio saugumo, kad kažkas būtų šalia. Galite peržiūrėti iš tikrųjų, kaip buvo kontroliuojamas, prižiūrimas tas bendrų finansų visas dalykas, partnerio pajamos, įsipareigojimai ir ką čia galima būtų pakeisti. Čia gali būti, sakau, vis tiek šiokios tokios įtakos. Ir taip pat uranas jums gali parodyti, kad kai kurie ryšiai, įsipareigojimai ir, na, jūs laiko, jums reikia ten įsilaisvyti. Ir turite viską rinktis pagal save, kaip jums patogiau. Tiesiog jūsų savivertė, jūsų pajamos, jūsų talentai ir tuo, ką galite sukurti patys, čia irgi labai kils į paviršių. Ir tai gali būti netgi, kad jūs pagaliau nuspręsite po ilgo laiko uždirbinėti pinigus iš to, kas jums teikia malonumą. Tai iš tikrųjų atkreipkite irgi dėmesį, kas vyksta. Tiktais nedeginkit jokių tiltų, nepriiminėkit jokių kategoriškų sprendimų, neišeikit iš nemėgstamo darbo čia ir dabar, o tai darykite taip laipsniškai vis dėlto. Bet atkreipkit dėmesį, kokie signalai dabar pas jūs atkeliauja. Venkite skubotų finansinių, tokių emocinių sprendimų, pasižiūrėkite, ar nėra pas jūs tokių būtent emocinių finansinių sprendimų, kai kažko emociškai trūksta, vieni atsineša dėžutę ledų, o kiti atsisėda, atsidaro ir ten kažkokį telefoną ir pradeda apsipirkinėti. Tai va, venkit, žiūrėkit tokius dalykus, dabar prižiūrėkit juos stipriau negu bet kada ir viskas bus pas jūs ok. Žuvis, uranas ir mėnulio mazgai palies greičiausiai jūsų namus, šeimą, gyvenamąją vietą, kažkokius nekilnojamo turto klausimus, gali būti kažkaip susijęs su tėvais, su giminėmis ir iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti, kad tai labai tokie praktiniai reikalai, tokie šeimos pokalbiai, nežinau, dokumentai susiję su kažkokiu nekilnojamu turtu ar būstu, su remontu, nežinau, persikraustymo, visokie svarstymai, tačiau giliau aspektas gali paliesti, na, jūsų savijautą vidinę ir peržiūrėti savo ten tuos iš vaikystės užslėptus giliai emocinius diskomforto jausmus. Peržiūrėkit situacijas namuose, šeimoje, kurios privers aiškiau pamatyti, na, galbūt jūs atsinešėt kažkokį iš vaikystės modelį, taikėtės prie kitų žmonių, galbūt čia reikia jums daugiau, kad jūs būtumėte išgirstas, ar ne, galbūt jūsų šeimoje jūs ignoruoja, galbūt jūsų artimieji giminaičiai arba žmonės, jų nuomonė buvo svarbesnė ir ilgą laiką labai stipriai įtakojo jūsų sprendimus ir galėjote daug energijos skirti santykių nuolatiniam taisymui, kito žmogaus elgesio analizavimui, bandymui paaiškinti tą elgesį, bandymui suprasti, ko iš jūsų tikimasi ir atitikti tai, ko iš jūsų tikimasi, prisitaikyti ir dėl to jūsų pačių poreikiai, na, galėjo likti nuošalyje jūsų asmeninis kelias. Ir čia gali būti
toks atsiras supratimas, kad, na, per stipriai buvote orientuoti į partnerio, į artimųjų poreikius, į jų reakcijas, į jų nuotaikas ir toks elgesys gali atrodyti e, mm, įprastas, saugus, nes tai leidžia išlaikyti tvarką, ramybę, išvengti atviro konflikto. Tačiau va būtent šis aspektas Urano su mazgais gali parodyti, kad toks prisitaikymas jau daugiau neveiks, nes tai riboja jūs labai stipriai, jūsų laisvę, jūsų vidinį balsą, jūsų teisę rinktis pat, patiems, jums svarbę kryptį. Ir Uranas čia gali sujudinti labai netikėtai tą jūsų gyvenimo pagrindą. Gali kilti netikėti šeimos pokalbiai, pasikeisti sąlygos namuose, atsirasti persikraustimo minčių, remonto, būsto dokumentų kažkokių ir tai ten, kur net nesiruošėt galbūt, ar ne? Ir visi šie įvykiai, kurie vyks dabar šiuo metu, gali priversti jūs aiškiai pamatyti, kaip dabartinė aplinka jūs veikia, kaip jūs jaučiatės toj savo dabartinėje jau aplinkoje ir ko jums trūksta. Ar galite būti savimi, ar jūs jaučiatės, kad jūs kažkur tarsi ne savo vietoje. Ir ta nauja kryptis su šiauriniu mazgu gali jūsų paprašyti sugrįžti prie savęs, prie savo savijautos, prie savo balso, kurį girdės kiti, ar ne, prie jūsų asmeninio pasirinkimo. Ir to klausimo, kas jums iš tikrųjų suteikia tą tokį vidinį, tokį pasitikėjimą savim. Tai gali būti laikas, kai reikės aiškiau įvardinti tai, ko jūs norite, kokių sąlygų, nežinau, šeimoje, santykiuose gali reikėti daugiau prireikti daugiau drąsesnių sprendimų ir nebegyventi pagal kitų žmonių lūkesčius. Santykiai šiuo laikotarpiu taip pat gali tapti veidrodžiu. Jūsų partnerių, klientų ar kitų svarbių žmonių elgesys, ilgalaikių draugų gali parodyti, kur per daug tai bus jūsų veidrodis. Galbūt jūs laukiat patvirtinimo iš kitų žmonių, nepasitikit savim, per daug reaguojate į tas svetimas nuomonės ir kur jau reikia pradėti mokintis pasikliauti tą savo nuomonę. Tai nereiškia, kad reikia kaltinti kitus, tai reiškia, kad reikia atskirti, kur yra jūsų, o kur yra jums kažkas primesta. Nepriimkite jokių skubių sprendimų, nedeginkit jokių tiltų, nenutraukinėkit jokių ryšių, nepradėkit skubiai kraustytis, nes dabar gali būti tikrai toksai labai stiprus noras pakeisti gyvenamąją vietą. Gali būti, kad tai yra neišvengiama ir jūs ją pakeisite, bet geriausias variantas tai iš tikrųjų galbūt surinkti kuo daugiau faktų apie tą vietą, kur jūs ruošiatės įsikraustyti. Na, štai taip. Maždaug toks įtemptas, papasakojau plačiau, bet galima sakyti, kad sakau, jeigu jūs žinote, o dabar per jaunatį pasakojau, tai visa tai dera. Ir, na, iš tikrųjų, tai dar ir dabar laikas tas artėja, saulėgrįža vasarinė. Tai jeigu rinkti laiką, kada geriausiai pradėti kažką veikti, tai dabar reikės veikti. Tik palaukit, tegu praeina Hekatos naktys jaunaties, tamsus dangus, tegu atsiranda mėnulio šviesa danguje. Trečioji bent jau mėnulio diena, kada pradės viskas šviestis. Bet šiuo metu, kada nėra mėnulio danguje, labai stipriai veikia intuicija. Dėl to, taip, mielas dienorašti, jaučiu šiandien taip ir taip ir taip, kad mane jau viskas taip užkniso, kad daugiau jau nebėra kur. Žodžiu, žiūrėkite, stebėkite, būkite budrus, atkreipkite dėmesį, paaiškinau, įtampos bus kai kuriems iš jūsų, jeigu tai ypač dar randa atgarsį jūsų asmeniniam horoskope, bus labai daug. Jeigu nesmeniniam gyvenime, tai gali ateiti per aplinką, per kitus žmonės, su kuriais nes mes gyvenam ne tik patys su savo horoskopu, bet mes dar gyvenam ir su kitų žmonių horoskopais, su savo vaikų horoskopais, su tuoktiniu, savo tėvų, uošvių ir iš visų giminių ir žmonių, kurie mums brangus. Taip kad ta įtampa gali ateiti tiek iš vidaus, tiek ir išorės. Ir kartais mums reikia tiesiog suprasti, kad, na,
jau tiek kartų radau teisingą sprendimą, šį kartą tikrai irgi rasiu. Nieks man, jeigu jisai bus neteisingas, tai vis tiek bus mano sprendimas, kurį aš galėsiu pakeisti vėliau. Svarbiausiai tik tais neatstumti sprendimo niekada, nestumt nuo savęs to sprendimo ir negalvot, kad viskas kažkaip, nu gerai, va tuoj prakentėsiu dar biškį ir visą tai išsigaruos. Ačiū labai, kad žiūrite. Aš tikiuosi, kad jums ši informacija bus labai naudinga. Rašykite, komentuokite, man tai įdomu, man tai svarbu. Registruokite mano kanalą ir aš jums nesakau sudie, aš jums sakau iki ir labai greito, nes, vasaros saulėgrįža, pagoniškoji šventė, o apie ją reikia būtinai ir su plačia šypsena pripasakoti, nepraleiskit jos.